Energingai per Lietuvą nuvilnijo rekordinio žiūrovų skaičių sulaukusi ryšių reguliavimo tarnybos surengta skaitmeninė banga. Nuotoliu prie saugesnio interneto dienai skirto renginio prisijungė net 132 tūkstančiai žiūrovų. Tai yra daugiau nei pusantro karto didesnis dalyvių skaičius nei praėjusiais metais. Mes labai džiaugiamės ypač gausių dalyvavimu. Ir kas svarbiausiai, tai visokio amžiaus. Ir toks yra ir mūsų tikslas. Kiekviena karta randa savas temas ir savus dalykus. Man pati įdomiausia dalis, aišku, skirta vyresnio amžiaus žmonių kategorijai. Užtat vaikštau į užsiėmimus, į pratimus, labiau noriu įsisavinti, kad galėčiau daugiau kažką tai pritaikyti savame gyvenime. Man labai patiko, kad jautėsi, kad atėjau, kur suprantamas jaunimas. Man labai patiko, kad pasakojo apie dirbtinį intelektą, tai kai jisai paveikia mus. Saugumas – tai svarbiausia skaitmeninį raštingumą ugdančio renginio tema. Atsiradus dirbtinio intelekto įrankiams, tenka visiems iš naujo mokytis, kaip atpažinti sukčių pinkles. Kibernetinio saugumo temą nagrinėjame tiek individualaus žmogaus aspektų, įmonių saugumo klausimą. Manau, kad Lietuva privalo kurti vietinę ekosistemą, kuri supranta, kas yra elektroninė erdvė ir kokiais principais ten veikia saugumas, kontrolė. Žmonės turi atpažinti ir skirti, kas yra troliai ir kas yra botai. Kad už trolių yra gyvi žmonės, kurie valdo paskyras, o botai yra automatizuotos platformos. Ir kad kiekvienas iš mūsų galime tapti informacinio lauko kariais. Aš tikiuosi, kad daugiau mokinių atsiras, kurie yra būtent interneto elfai. Šiemet skaitmeninės bangos organizatoriai daug dėmesio skyrė naujosioms technologijoms, o ypač dronams bei robotams. Man labiausiai patiko buvo dronas. Jie tokie maži, bet labai daug ką gali padaryti, kaip gelbėti gyvybės ir pristatyti maistą. Taip pat patiko ir robotika. Pranešimas buvo skirtas progimnazijos moksleiviam, jog pradėti domėtis inžineriją ir STEM dalykais robotika reikia ir galima jau jų amžiuje. Čia yra mūsų Proxas, Pro-X, didžiausia vaikų svajonė robotas augintis. Mes turime galimybę įkvėpti vaikus, parodyti jiem nematytus dalykus, uždegti jų norą matyti technologijas kaip kūrybinė priemonė, o ne laisvalaikio. Kad ir kaip visus žavėtų naujosios technologijos, renginio lektoriai kvietė nepamiršti gyvenimo už ekranų. Per didelis laikas praleistas prie technologijų pradėjo daryti žalą mūsų smegenims. Ir svarbiausia technologija, kurią mes turim įvaldyti, tai yra mūsų smegenys. Tvarumas su skaitmeniniam technologijom, tas konfliktas yra lyg ir senas, bet jis dabar aštrėjęs. Tos energijos sąnaudos, kurios reikalingos dirbtinio intelekto vystymui ir duomenų centrams palaikyti, gali tapti gerokai didesnė problema. Šiemet skaitmeninės bangos organizatoriai stengiasi, kad visi, nepaisant amžiaus ar gebėjimų, galėtų dalyvauti renginyje. Todėl buvo sujungtos suaugusiųjų ir vyresniųjų grupės. Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro mokiniai buvo pakviesti klausytis pranešimų, o visiems nepasimesti Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje padėjo senjorai savanoriai. Šis renginys yra ir apie tvarumą, ir apie įtrauktį. Todėl dalyvauja visi, nesvarbu, kokia negalia ar kokiai amžiaus grupiai žmonės priklauso. Labiausiai patiko, kaip dronai skraidžioja, kaip jie dirba greitai. Norėtų, dabar jau tikrai bandysim eiti kažkur arba droną pavaldyti, arba robotą kokį pakurti. Mes džiaugiamės, kad čia atvykome. Praktiškai berniukų klasė, tik viena mergaitė ir jie labai dėmesingai išsėdėjo šitas 5 minutės. Nuostabi patirtis. Dar sustiprino pajėgas iš tikrųjų savanoriai, tai yra mūsų partneris, Senjorų pasaulis. Savanorystė vyresnio amžiaus žmonių tarpe nėra tokia populiari. Ir senjorų pasaulyje mes labai kviečiam vyresnio amžiaus žmonės savanoriauti todėl, kad tai yra vienas iš būdų, kuris mažina vienišumo problemą. Ryšių reguliavimo tarnybos projektas ir nacionalinio masto bendradarbiavimo platforma Ne vienas nėra pamirštas, po kurios skėčių vyksta skaitmeninė banga. Vienija daugiau nei 300 partnerių iš viešojo ir privataus sektoriaus. Jų dėka pavyko pasiekti rekordinį renginio žiūrimumą ir dalyviams pasiūlyti gausią pranešimų įvairovę. Mūsų vienas iš partnerių, tai yra akcinė bendrovė SEB bankas, dovanoja viešuosioms bibliotekoms
kompiuterius. Į pagalbą atėjo ir įvairūs informaciniai portalai. Šiemet išreiškė norą retransliuoti ir Delfi, ir 15 minučių, ir LRT, ir Baltikum, Kėdainių žinios. Žodžiu, ošia visa Lietuva. Skaitmeninės bangos transliaciją stebėjo suaugusieji ir vyresnieji, susirinkę net 50 miestų ir miestelių viešųjų bibliotekų. Jie po renginio pasinėrė į paskaitas bei praktinius užsiėmimus. Vedamus projekto ne vienas nėra pamirštas lektorių ir skaitmeninių ambasadorių. Unikalu yra tai, kad šiuo metu visoje Lietuvoje, kiekvienoje viešojoje bibliotekoje yra mūsų skaitmeniniai ambasadoriai. Jau daugelį metų bibliotekos komunikuoja esančios ne tik knygų ir žinių vieta, bet ir medija ir informacinio raštingumo vieta. Negalite su artimuoju pasitarti apie informacinį skaitmeniškumą. Ateikite į bibliotekas, nesvarbu į kurią. Ateikite, jums suteiks pagalbą. Pasak mokslininkų, tik vaikai nebijo naujovių, nes jų smegenys labai neuroplastiškos. Tačiau skaitmeninės bangos lektoriai kviečia visus nebijoti ir išvydus naujas technologijas mokytis su jomis saugiai gyventi skaitmeninėje erdvėje. Labai kviečiu visus mokytojus, tėvus, pabūti vaikais, įjungti tą neuroplastiškumą ir dalyvauti tokiuose renginiuose. Nes smegenim to reikia. Reikia to dopamino, reikia to serotonino, reikia to užsidegimo. Skaitmeninė banga, kaip ledlaužis yra, kuris skatina žmonės pirmą kartą prisiliesti prie tų technologijų, o vėliau jau viskas paprasta. Aš linkiu, kad ir pusantro greičio įsijungti įrašus ir bėgiojant ar einant pasiklausyti ir kartu peržiūrėjus padiskutuoti. Informacinis karas vyksta ir kuo daugiau mes turėsime kritiškų žmonių už kiekvieno kompiuterio ar telefono ekrano, tuo atsparesnė bus Lietuva. Skaitmeninis raštingumas reiškia visuomenės pažangą ir atsparumą, gebėjimą atsispirti įvairiausios grėsmėms. Tad junkitės prie skaitmeninės bangos, žiūrėkite įrašus, lankykite projektų Nei vienas nėra pamirštas skaitmeninių įgūdžių lavinimo pamokas. Tokie renginiai be galo yra svarbus. Verta žinoti, nes tai yra mūsų ateitis. Nors šių metų skaitmeninė banga nurimo, visą renginio įrašą, įdomiausius pranešimus, siužetus ir akimirkas galite peržiūrėti ryšių reguliavimo tarnybos tinklalapyje skaitmeninebanga.lt. Prisijaukinkime technologijas kartu.